Aš kiekvienos naujos knygos pasirodymą turbūt galėčiau pavadinti šventę, mažesnę ar didesnę, bet šventę. Na, o knygos pristatymą mūsų bibliotekoje didesnių ar mažesnių įvykių. O ypatingai malonu man šiemet sutikti ir pristatyti autorius ir jų knygas bibliotekose, kadangi šie metai yra paskelbti bibliotekų metais. O ką tik praūžė ir bibliotekų savaitė. Na, o vos už kelių dienų skaitys visa Lietuva, nes bus spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Taigi, kaip matote, progų mums susitikti yra ypatingai daug. Nu, geriausia proga šiandien susitikti su knygos Prie ežerėlio autorė Danute Montvilaite. Na, o toliau renginio vairą aš perduosiu į ponios Liudvikos Knizikevičienės rankas. Kągi, šiandien tokia diena, ponios Danutės Montvilaitės knygos Prie ežerėlio pristatymas. Na ir ką galime pasakyti, tai kad ta knyga, jos teisingiau pristatymas, turi savo istoriją. Ir kažkaip apie ją nepapasakot tiesiog negalime man. Ta mintis pristatyti ponios Danutės knygą kilo mūsų kraštietei, čia va, panevėžietei, iš Šermukšnių gatvės pradžios, gyvenančiai dažnai šitoj bibliotekoj besilankiusiai Jūratei Adašiūnaitei Zanevičienei. Tai žmogus su tokia tiesiog kraštotyrinė gyslele buvo. Viskas jai ten įdomu ir kilmės kraštas močiutės, ir senelio, ir tėvelio, ir žodžiu, jį taip nuo Bernotų iki Uliūnų ten maždaug, va, ir dar plačiau, kur tik gyveno, kur jos tėvelis direktoriavo mokykloms. Vis jinai tas visas vietas žinojo, žymesnius žmonės žinojo. Na ir visą laiką, kai jau mūsų susikūrė visuomeninės organizacijos, Panevėžio kraštiečių klubas Tėviškė, Panevėžio bendruomenės senamiestietis, ji, nepasakyčiau, kad ji būtų taip jau dalyvavusi labai jau tų organizacijų veikloje, bet ji visą laiką bendravo. Ji tiesiog kažkaip individualiai bendravo. Vis pasiūlydavo mums ką nors. Ir taip pasiūlė užmirštus žmonės, tokios inteligentus, žymius žmonės tarpukario mums paminėti. Ir jos dėka įvyko, sakyčiau, todėl, kad ji, kaip sakant, mums jau užmina tą mintį, ir mes susiorganizuojam jau klubai ir paminėjom Balčikonio mokykloje poetą Simą Račiūną, tragiško likimo, poetą publicistą Juozą Čerkesą. Paskui paminėjom ir Kazimierą Masiuliūną, jo bitės bibliotekoje. Čia buvo pedagogas, valstybės veikėjas, nes buvo tarpukariu švietimo viceministras. Ir visa švietimo reforma, reiškia, ir ten tų klasės, kaip ėjo pradinės nuo 4 iki 6, ir gimnazijos steigiamos, progimnazijos. Jisai organizavo steigimą Klaipėdoje pedagoginio instituto. Paskui, žodžiu, kai jau grąžintas buvo Vilnius, greitai institutas buvo, reiškia, tikslingai apmąstytas, ruoštas, kadangi Klaipėda buvo gal suvokietintas kraštas, tai ten steigė pedagoginį institutą, kad daugiau lietuvių mokytojų paruošti ir lietuvybės skleis. Kai buvo grąžintas Vilnius, tada greit į sulenkintą Vilnių perkelė tą, čia per Panevėžį dar šiek tiek, metus Panevėžį veikė tas institutas, kadangi Hitleris Klaipėdą užėmė 39 metais. Ir kai sovietai Vilnių grąžino, tada į Vilnių sulenkinta, kad ten irgi, toks planas buvo, ten irgi daugiau atlietuvint, kaip sakant, Vilnių.
Na ir tai va, toks žmogus apdovanotas visais ordinais ir įvairiais medaliais, ir Lietuvos, ir net prancūzų, nes jis prancūzų kalbą ten įvedė Lietuvoje. Nu, žodžiu, daug ten nusipelnė žmogus. Žinoma, 2 kartus ten į Sibirą išvežtas, jau grįžo ir vėl antrą kartą. Ir toks labai sudėtingos biografijos. Labai žmogus, kiek galėjo, reiškia, ir visą laiką galvojo. Pavyzdžiui, trūko vadovėlių, trūko meno knygelių tada tarpukarį vaikam. Susipažint su menu tarptautiniu. Tai jis išvertė prancūzų filosofo Ipolito Teno meno filosofiją su gražiausiom iliustracijom, 2 tomus. Iš prancūzų kalbos išvertė į lietuvių kalbą. Na, žodžiu, gebėjimai dideli buvo žmogaus. Ir žmogus, žinoma, buvo jau, kaip sakant, užmirštas per sovietmetį. Tai va, labai buvo įdomu jį vėl prisiminti. Ir Jūratė labai čia mums daug irgi padėjo. Na va, ir jos dėka paminklinė lenta Čerkesų kapavietė atnaujinta, nes jinai žiūrėjo, ji mėgo ieškoti žymių žmonių kapų, kapinės aplankyti, va taip ir pamatė, kad ten nebėra, kaip būna, nuverstas tiesiog paminklas ir nebėra užrašo ant Čerkesų, reiškia, šeimos kapo. Na, kreipėmės į savivaldybę, vėl atnaujinom užrašus tuos. Na, ir taip pat Čerkeso sodybos, reiškia, prie keliuko į sodybą didžiulis akmuo ir čia jau grinai jinai atminimo lentą pasiekė su savivaldybė susisiekus, kad būtų užrašyta, kad ten Čerkeso, reiškia, sodyba, savanorio, poeto, mūsų publicisto sodyba. Nu, dabar ta sodyba, žinoma, suvargusi, bet nebe prošvaizdžių. Tai va, dar ką žinau, pavyzdžiui, iš kraštotyrinio darbo Jūratės rinko medžiagą jinai apie tėvelį pedagogą, mokyklos direktorių, apie pedagogą Vytautą Knizikevičių, apie Kazimierą Čerkesą ir dar, kas įdomiausia, apie Čerkesienę Jadvygą. Jinai išsiaiškino, kad čia, reiškia, Choleckaitė Jadvyga Čerkesienė yra aukštos bajoriškos kilmės, nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai Choleckiai, reiškia, net totoriškos, atrodo, kilmės. Va, ir jį susisiekė su Vilniuje, su totorių ten, nu, klubo galbūt ar kaip, dar draugijos, nežinau, pirmininko, ir gavo genealoginį medį, ir herbus, ir vienu žodžiu, tiesiog, va, tokių dalykų rinko, ko nieks kitas Panevėžy nerinko. Na ir miesto istorija, kaip minėjau, domėjosi ir tas žymių žmonių kapavietės. Ir kad savivaldybė ten užrašytų, kad ten būtent va, tokio žmogaus žymaus kapavietė, kad būtų, reiškia, lankomos, yra toks sąrašas prie kapų, kur lankomos, lankytinos vietos. Va, tai irgi daug nusipelnė Jūratė. Na ir Čerkeso sodybą išgelbėt mums nuo privatizavimo ir pardavimo pavyko. Ir Jūratė daug parašų surinko ir visi rinkom parašus. Kreipėmės į departamentą paveldo. Na ir jie labai, tiesą sakant, taip jau daug ir parašų ir visko, net Elvyros Pažemeckaitės eilėraštį įdėjom, kuri irgi ten apėjo apie tą namą, tokį vargstantį ir tikrai labai gražų eilėraštį parašė, žodžiu, tokį pagal tą situaciją apleisto namo, kas buvo ir kas, taip sakant, dabar. Na, va, ir labai rimtai sureagavo. Departamentas ir atsiuntė čia, net patikslino ribas sodybos ir žodžiu, nu, liepė kaip tai išsaugoti, nu, žinoma, vat, buvo ten užkalta, užmūryta, laukiama pinigų, laukiama tolimesnių žingsnių. Na ir
ir atrodo, kad jie gali būti, todėl kad parkų tvarkymui gaunami pinigai, bent jau rašo šitaip savivaldybė, bus gauti iš ES ir reikia tikėtis, kad čia irgi bus kokie tai, žodžiu, remontai ir kas tai architektai labai stengiasi, susivienijo į kūrybinės dirbtuves miesto mūsų ir ką tai nori irgi ir su parku, ir su to namu, ir dar kitom vietom, ką tai tokio gražaus padaryti. Tai va taip, kad už tai, kad Jūratė labai irgi norėjo jau pristatyti savo pažįstamos ir draugės Danutės knygelę ir jinai jau net jau buvo ruošėsi eiti tartis su Tėviškės klubo pirmininkė, bet atsitiko taip, kad ta nelaimė, kad mes jos netekom. Per karščius didžiuosius tiesiog neišlaikė jos širdelė, nelabai stipri jos sveikatėlė buvo, bet jau kiek galėjo, jinai tiek darbavosi. Tai siūlau pagerbti medikės ir kraštotyrininkės Jūratės atminimą tylos minutę. Ačiū. Kažkaip buvo neramu, kad visgi, jos tą mintį norėjusi pratęsti ir vis dėlto, kaip bebuvę, tą knygą pristatyti. Ir susisiekėme su autorė, su biblioteka maloniai joms, žodžiu, sutikus. Tai mes šiandieną čia ir susirinkome. Knygą, sakyčiau, aš, kaip sakant, nesu vertintoja, taip sakant, knygų ar kas, bet kiekvienam perskaičiusiam turbūt matosi, kad labai puiku, kai žmogus sugeba parašyti taip, net kiek taip poetiškai, jautriai apie savo vaikystėj, sutiktus savo giminės žmonės, senelius, apie įvairius įvykius šeimoje, žodžiu, gyveno ūkininkai, pasiturinčiai, normaliai, o paskui, žinoma, jų visų laukė tremtis ir visos bėdos. Tai taip labai gražu, kai vis tik žmogus parašo ir savo giminiai lieka ir visiems toks kaip pavyzdys, kad visi mes galim tokie būti liudytojai istorijos, kas sugebam, žinoma, ir parašyti tokius dalykus. Ir čia labai, man atrodo, jau to vertingas. Labai tokios miniatiūros gražios, irgi rodančios autorės tokį jautrų požiūrį į toleranciją, į gamtą, į tą savo vaikystės, jaunystės gamtą prie ežerėlio, į tuos, kad ir paprasčiausių šuniuką ar katytę. Ten visi taip gražiai komponuoti, taip mielai žiūrisi ir kažkaip net labai teigiamai nuteikia. Tai taip, kad net prisiminiau, kaip autorė rašo, kaip prie vandens, prie ežerėlio, kaip smagu jiems dainuoti būdavo, kaip skambėjo gerai mūsų lietuviškos dainos. Ir kažkaip prisiminiau, kad mes ir ant aukšto Nevėžio kranto irgi prie vandens irgi mėgdavom, kai augom, dainuoti ir skambėjo irgi labai gerai, gražiai tos dainos. Tiesiog taip labai toks šiltas įspūdis. Ir siūlyčiau tada mūsų Juozo Miltinio teatro aktoriui Petrui Kežiui paskaityti, kas jam buvo įdomu iš Danutės kūrybos. Labai kviečiam. Ir Jūratė man pasakoja. Prie ežerėlio ir paskaitysiu. Šiltas ir ramus vasaros šeštadienio pavakarys. Saulutė dar toloka iki laidos. Oras pakrypęs beržynais ir džiūstančių šienų. Atrodo, kad nejuda nie šakelė, nie lapelis. Dangus giedras, tik vakarinė pusė kiek parausvėjus. Paežerė.
Vandenyje, tarsi melsvame veidrodyje, čiučiuoja, liuliuoja valtelė, o tolėliau matosi ir kita. Joje susėdę jauni kavalieraičiai ir pasipuošusios mergaitės. Negirdėti garsaus šūkaliojimo, tik į vandenį atsargiai pliuškena irklai, tarsi nenorėdami sudrumsti tos nuostabios pavakario ramybės. Pakrantės medžių, ajerų ir meldų šešėliuose prisimerkė ir užsnūdo baltos vandens lelijos. Tik lūgnės vis dar žiūri išplėtusios savo geltonas akis. Vandens augalų tankumynuose karts nuo karto sumėlynuoja sparneliais ir sudūzgia koks neužmigęs laumžirgis. Atrodo, kad visi sėdintys valtelėse tyliai klausosi gamtos garsų ir kažką labai romantiško svajoja, be žodžių pasikeisdami meiliomis šypsenomis. Po kurio laiko vienoje valtelėje pasigirsta daina. Tyliai leidžias pavargusi saulė, paskutiniai šešėliai dienos. Galbūt viską pasaulį pamiršiu, tik tavęs, mylimoji, niekados. Ta ilgesinga dainos melodija priverčia suvirpėti širdį, valandėliai sustoti ir įsižiūrėti į tokį nekasdienišką vaizdą. Nusėda nuo dviračio plentu pravažiuojantis vyriškis, su pieno kibiru rankoje sustoja iš ganyklos grįžtanti moteris, tarsi sustingstant lieptelio tupinėjusi mergaičiukė. Visi žiūri į tuos jaunus, gražius, dainuojančius žmonės ir negali atsigėrėti tuo, ką mato. Jie mato ne tik nuostabų reginį, jie jaučia, kad šis jaunimas šiandien šventai tiki tuo, ką daro ir apie ką dainuoja. Tokiomis akimirkomis atrodo, kad dangus nusileido ant žemės. Tas mūsų lietuviškas gamtovaizdis ir kalba, ir daina, tai visa, kas mums brangiausia. Tai tas, ko visais laikais labiausiai ilgisi savo ir ne savo norų, palikę tėvynę lietuvaičiai. Tai tas, kas jaudina jauną ir priverčia nubraukti ašarą pagyvenusi. Šį gražų šeštadienio vakarą prieš eidami į vakarėlį čia susirinko pasiirstyti valtelėmis apylinkės jaunimas. Saulutė jau gerokai pakrypo į vakarus. Jie ramiai yrėsi kranto link. Paliks čia valtis ir keliaus gražių burelių į Vaivadų salę, nes kinas jau atvažiavo. Vasaros vakaro tylą sudrumstė iš garsiakalbio sklindanti rusiška daina. Oi, rябина кудрявая, белые цветы, oi, rябина rябинушка, что сгрустила ты. Ar išversti čia yra vertimas? O garbanotas iš šermukšnį baltais žiedais, o šermukšnį šermukšnėlį ko tu nuliūdai. Vyresnieji, kurie nesimokė rusų kalbos, žodžių nesupranta, bet melodija vis tiek graži, tegul ir nesava, o jaunimas ją jau patys niuniuoja ir gėrisi. Kas tais laikais apylinkėje nežinojo Vaivadų salės? Ar Vaivadų? Vaivadų salės. Ją žinojo ir pusė miesto, ypač to pakraščio, kuris ribojasi su Vaivadais ir Piniava. Galima drąsiai sakyti, kad čia kartu šoko ir kaimas, ir miestas. Tuose vakarėliuose visko būta. Kaimo mergužėlės kartais labiau domėjosi miesto bernužėliais, o kaimo bernužėliai gal atvirkščiai. Daugiausia dėl to ir kildavo visokių konfliktų, o kartais net muštynių. Kultūringesni ir taikesni stengiasi neįsivelti į tuos dalykus, arba, esant reikalui, viską užglostyti, sušvelninti, bet, kaip sakoma, charakterio nepakeisi. Kitam koks žodis ar gestas nepatiks ir gausi į nosį. Tėvai, išleisdami jaunimą į vakarėlius, prisakydavo nesikišti į konfliktus, neprasidėti su išgėrusiais. Tas kinas į Vaivadų salę atvažiuodavo kiekvieną šeštadienį. Galima sakyti, kad kinas mūsų kartą auklėjo. Filmų būdavo visokios kokybės, bet pasitaikydavo ir labai gerų. Iki šių dienų nenusibodusių visų pripažintų. Na, o po kino visada sekdavo jaunimo šokiai. Ežeras ir Vaivadų salė būdavo labiausiai lankomos vietos, ypač vasarą. Dar vienas svarbus objektas Panevėžyje, tai karinis dalinys.
paežeryje. Tai karinis dalinys, kur pastoviai tarnavo keletas kareivių radijo ryšininkų. Jie buvo palyginti kultūringi, sutardavo su kaimo žmonėmis. Tik tėvai savo dukroms neleisdavo su jais bendrauti, kad neįsižiūrėtų kokio ruskelio. O mano tėtis sakydavo, jeigu kareivis praeidamas sveikinasi, atsakyk, bet į kalbas nesileisk. O tas kareivėlis, žiūrėk, vieną dieną kely sutinki, sako zdravstvujte, labas, kitą dieną sutinki zdravstvujte, o trečią jau zdravstvujte, ja vas liubliu, labas, aš jūs myliu. Rusas mat, ne lietuvis, jam viskas greičiau. Kaip tie tėvai draustų ar nenorėtų, bet jaunystė yra jaunystė ir ne viena apylinkės mergaitė susimylėjo su kareivėliu ir šeimą sukūrė. Kiek žinau, pasitaikė visokių tų santuokų, bet buvo ir labai pavykusių, kad ir lietuvaičiai galėtų pavydėti. Kaimynų Vilius nuolat bendrauja su kareiviais ir jau seniai laisvai šneka rusiškai ir mus pamoko. Jei ko nežinai, paklausk jo ir jis tau viską pasakys. Jis kaip koks ryšininkas tarp kaimo žmonių ir kareivių. Šiaip jau karinio dalinio kaiminystė labai netrukdo, bet tie jų šunys tikras siaubas. Eini į mokyklą ir galvoji, ar bus pririšti, ar ir vėl palaidi. Kartą padariau didžiulį lanką, kad su jais nesusitiktų, o jie pastebėjo vis tiek. Atbėgo du didžiuliai, apsupo pusnyje prie ežero, kad nei pajudėti, o aplinkui negyvos dvasios stovėjau drebėdama nežinia kiek laiko, kol jiems nusibodo zauninti dantis iš šiepus. Tada pamažu ėmė trauktis tolyn ir nubėgo. Tai vienas iš tų kartų, kai jaučiausi tarsi ant bedugnės krašto. O kareiviai palaiko radijo ryšį su kariniais lėktuvais, kurie bazuojasi pajuostės aerodrome. Tie sunkiasvoriai pabaisos ima kilti iš aerodromo prieš vidurnaktį ir vienas po kito riaumodami, veidrebindami orą ir langų stiklus skrenda į Rygą, o ankstų rytą nuo 4 valandų grįžta atgal, nutraukdami patį maloniausią paryčių miegą. Kai vakariant iš rikiuoto aerodromo link stulpų užsidega elektros lempos, tėtis žvilgtelės pro langą sako, šiąnakt ramybės nebus. O kai per radiją klausaisi rusiškų žinių, mama staiga supyksta ir užrinka, išjunk tą marmelinę, gal tau ir įdomu, o kai aš nesuprantu, tai tik nervus gadina. O mus mokykloje rusų kalbą moko jau nuo 5 klasės. Atsiminimo albumėliuose, į kuriuos rašome prisiminimus draugams ir kuriuose užsirašome gražiausių dainų žodžius, jau atsiranda ir riebinuška. Kai kas net kaimo susijėjimuose bando ją užtraukti, bet neprigyja ji, nes vyresnieji vienu balsu šaukia, į ką tai panašu. Ar jau savo dainų nebemokat? Gėda. Atsiranda kaime ir naujas pavadinimas – Bajava boba. Tai iš rusiško bajavaja baba, karinga boba. Tokias rodo filmuose, jos eina per ugnį ir vandenį, jų prisibijo net viršininkai ir valdžios vyrai, kaip jomis nesižavėti. Jos savo išverstomis akimis didelę gerklę ir žinoma nelabai kultūringa kalba, pagražinta vienu kitu rusišku keiksmažodžiu, skinasi savo kelią visur. Eilėje prie šlapios dešros, kolūkio burokų lauke, pas brigadininką ir pirmininką. Tokios bajavos bobos rėžia prakalbas kolūkio susirinkimuose, daro tvarką visur, kur tik pasisuka. Jų nemalonint bijo pakliūti ne tik eiliniai žmonės, bet ir aukščiau sėdintis, mat su jomis nešposai. Jos kartais tampa tiesiog neprognozuojamos, bet jos toks puikus diktatūros ramstis, tik mokėk pastatyti tinkamas pareigas ir tvarka bus užtikrinta. Ką čia kalbėti, jeigu jau bajava boba, tai bajava ir nieko čia nepridursi. O mūsų ežerėlis kažkoks laimingas ir tiek. Niekas neatsimena, kad kas nors jame būtų nuskendęs, o juk pasitaiko, kad ir prūdę prigeria. Kai dar nebuvo šaldymo įrenginių, žiemą ant ežerėlio prasidėdavo pats darbymetis, specialiais pjūklais pjaudavo ledą,
Vyrai didžiulius luitus kraudavo į sunkvežimus ir veždavo į mėsos kombinatą. Tokiu būdu šaldydavo mėsą. Ledo atsargų reikėdavo sukaupti visiems metams. Mūsų vaikystės laikais net antis kolūkis prie ežerėlio bandė auginti. Gražu būdavo, kai jos plaukioja, bet vietoj naudos gavosi tik nuostoliai. Atėjus rudeniui ėmė gaišti ir to meto netobula veterinarija nieko negalėjo sustabdyti, tik vanduo užsiteršė ir tas nemalonus kvapas tvyrojo keletą metų, kol savaime apsivalė. Šiandien ežerėlis skaidrus, tik gal kiek sumažėjęs. Liūnas, kur kažkada net spanguolės raudonuodavo, augo vaistingieji, pupalaiškiai ir pelkinės mandrauninkės dabar užaugo medžiais ir krūmokšniais. Pakrantėse perisi antys. Kartais ir gulbės čia nusileidžia paplaukioti, bet ilgiau neužsibūna. Ir kokiagi būtų mūsų apylinkė be ežerėlio. Gaila tik, kad kaime nebėra jaunimo. Niekas vakarais nebeuždainuoja. Kaimas ir kaimyniški ryšiai sunyko, žmonės susvetimėjo, susitinka gal tik per laidotuves ir tai vis mažesnis būrelis. Jaunimas arba miestuose, arba emigravęs. Gal ir netoli tas laikas, kai viskas keisis į gerą kiekvienam. Kai žiūriu Duokim garo laidą ir matau Kauno mokinių folklorinę ansamblį Gilė, norisi nulenkti galvą prieš jų vadovus. Jie moko vaikus pamilti savo etnokultūrą. Gal tos dainos, vaizdingas mūsų kraštovaizdis ir tėvynės ilgesys sugrąžins lietuvaičius namo. Sako, kad gyvenimas sukasi spirale. Iš tikrųjų, mes beveik bendramžės. Taip kad jūsų prisiminimus skaitau ir iš tikrųjų tokia didžiulė vertybė, kuri nukelia į dabartį visus skaitančius, ne tik tai, tarkim, jūs rašančią, bet ir mus. Ir, na, iš tikrųjų, kai taip perskaitai viską ir pagalvoji, kokios ten vertybės jūs išryškinat, tai, sakykime, jeigu paimti tas tokias, sakykime, bendrasias, didžiasias vertybės, tai tas gimtasis kraštas, šeima, meilė, žmogiškoji svarba, laikymasis duoto žodžio, tai visom kartom buvo svarbios tos didžiosios vertybės ir aš labai vertinau tas vietas, ypatingai, kur jūs dar buvot vaikas. Tarkim, na, nes iš tikrųjų, kai esi vaikas ir dar prisimeni, tai aš taip imu galvoti, kad tai yra didžioji autentika, kur daugiau ar mažiau niekas nėra pagražinta. Ir aš skaitau, pavyzdžiui, mama atitekėjo, pažiūrėjau kaimą vos 21, bet atsinešė iš bernotų išsiugdytą atsakomybę už šeimą, rimtą požiūrį gyvenimą ir ūkio reikalus. Tai va, irgi tokios labai didelės, gražios paminėtos vertybės, kuriomis jūsų mama atitekėjo į pažiūrį. Tai be šito turbūt nebūtų išmaitinta šeima, išpuoselėta, išpuošta, kaip jūs ten rašėt ir daugiau, kaip jūs ten vaikus išpuošdavo, į šventes ir visą kitą. Tai vat, man tai krito. Į akis skaitant, aš neatskirsiu nei pirmos dalies, nei antros, nes jūs ir tose literatūrinėse miniatiūrose vis vien ten tie patys žmonės kai kur dominuoja ir toj pirmoje prisiminimo dalyje. Tai vis vien aš pamačiau jūsų toj knygelėje žmonės papasakojimus apie žmonės tokiu dviem lygmenim. Tokiu daugiau paprastu fizikiniu lygmeniu ir sielos tokiu lygmeniu. Ir vat, man čia kaip ir taip gražu, nu kaip pasakyti, buvo malonu skaityti, kad, sakykime, nu, tarkim, fizinis toks lygmo, tokiai šeimai, dideliai šeimai reikėjo ir priverti, ir priausti, ir kas
kasdien, kad jie būtų pavalgę visi. Žodžiu, iš tikrųjų reikėjo labai daug dirbti. Ir, tarkim, ir ten išsiskiria tie laikotarpiai, kai buvo, taip, sakykime, savas ūkis ir kai įvyko tas pokaris, kai kolektyvizacija ir čia lygtais toks sugretinimas kitų laikotarpių, kitų laikų. Dieną žmonės dirbo kolūkyje, o savo sklypelyje naktimis. Cukrinių runkelių laukuose per vasarą stupėjo kaimo moterėlės su vaikais, įjuodusiomis rankomis, purvinais dulkėtais veidais. Tai bet kuriam Lietuvos kaime mes galim šitą pamatyti ir kaip mes visi ravėjom tos runkelius ir kaip tos visos normos didžiulės buvo. Ir, sakykime, ir aišku, ir tie žmonės, ir tas jaunimas gimė ir augo ne šiltnamiuose. Iš tikrųjų, ąžuolai šiltnamiuose neauga. Tai buvo tikrieji Lietuvos ąžuolai. Tuo laiku žmonės, kur nesitikėjo jokių išmokų, jokių ten, kaip sakant, ar ne, kad gaus iš kažkur nemokamai patys turėjo viską užsidirbti. Ir tų laikų palyginime aš taip matau tokį gražų dalyką, kada tai buvo laisva tokia Lietuva. Tai jie visi tarėsi, ką darys, kiek ten kiaulių skers, kiek ten, kaip maitinsis, kokius darbus dirbs. Na, o čia jau buvo, kaip sakant, visai kiti laikai. Ir aišku, yra tas kitas lygmuo čia, ir aktorius labai gražiai skaitė apie tas sklidančias, kad žmogui reikėjo ne vien tik fizinio darbo, bet reikėjo ir šokio, reikėjo ir tie valsai sukosi, ten ir muzikos grojo, ir dainos girdėjęs, ir panelėm labai rūpėjo pamatyti tuos jaunuolius ir pašokti su jais ir visa kita. Tai vat, buvo gražus dalykai. Tačiau laikui bėgant, kaip matom, tų įvykių paveikta siela keičiasi. Aš norėčiau pacituoti gal, sakykime, senelio tokį sielos, kaip čia pasakyti, sunkumą ar kaip. Iš tikrųjų, kai, sakykime, pacituočiau tą jūsų vietą knygelės po vaikų tremties, ištuštėjo namai, nutilo vaikų balsai, senelis net atsisakė gydytojo, pareiškęs, kad gyventi daugiau nebenori. Tai iš tikrųjų tokia didžiulė sielos trauma, kada namai klegėja vaikų balsais, staiga jie yra ištremti kažkur tai Sibirą, namai tušti, tokios gyvenimo prasmės kaip ir nelieka. Ir jis net atsisako gydytojo pagalbos. Ir jūsų mama taip pat mato jau vėliau tą Bernotų sodybos pasikeitimą. Ir jin taip cituoja, jūs taip cituojat labiau, galbūt mama taip pasakė. Pamažu nyko graži sodyba. Nepyko mama ant jų. Toks buvo laikas. Žmonės net ir tokio kritinių momentų nebuvo to didelio pykčio, priėmė kaip duotybę. Tokie laikai buvo. Tai, miela Danutė, aš irgi sakau, ačiū Jums už tos prisiminimus. Ir Jūs mane, ir aš ten, čia daug ką praleidau. Aš skaičiau, man irgi taip biškelį ir jaudino, aš čia prieš tokią gražią auditoriją. Iš tikrųjų, ir ten, kaip Jūs ratuose važiavot, ypač vaikystėje, kaip sakykime, ten tėvukas pasakoja, kas čia, kur gyvena, pravažiuojat sodybas, kaip važiavot iš to savo pažiūrio į Bernotus. Ir, tarkim, ir mamytė sako, tarkim, bet čia visi mes lankėm tą Paliūniškio mokyklą, taip, reiškia, viską pasakoja savo vaikams. Ir galiausiai mama pasako, kaip ten aš bijau pasakyti, taip, kaip čia buvo pasakyta, taip, na tai ir privažiavom štai ir Bernotai. Man toks vaizdas, tos lietuvės moters, jūsų, nu toks pasididžiavimas buvo tuo savo gimtuoju, tais gimtaisiais Bernotais, kad net ir man, vat, atrodo svetimai skaitant, vat, jūsų mamos pasakymus, štai privažiavom Bernotus. Vat jie tokie
kur niekada, kol gyvi ir kol niekada neišeis iš atminties, tai bernotai. Aš taip ir galvoju, kad atmintyje ilgai išliks visą tai, tačiau laiko mes negalėsime atsukti atgal. Bet vat atminty išlieka, kas buvo, tačiau laiko atsukti mes negalim. Ir už tai prisiminimus reikia vertinti. Aš jums tiesiog labai dėkoju, Dūda. Buvo malonu skaityti jūsų knygutę dar kartą. To šnekos aš noriu biškį pasiremdama tuo kūriniu nuklysti į mielesnius vaikus, būtent į mūsų vaikystę. Mes visi ją idealizuojam, mes visi ją gėrimės, mes visi ją pergyvenam savotiškai, bet turbūt mums visiems yra nepakartojama ir vienintelė ir labai miela. Taip pat rašo ir ponė Danutė. Kada jie atvažiuodavo į kaimą, sako, išlipdavom iš ratų, jau močiutė toj pat plaka man ir broliui kiaušinį su cukrum. Žinom tą skonį skanų hogol-mogol, ar ne? O vakare močiutė sėdi, reiškia, ir gnaibo zacirką. Tai koks mielas tas žodis ir mielas tas vaizdas, tikrai mes visi atsimenam ir žinom šitą mielą savo, tegu gal ne visi turėjom močiutės, ne visi turėjom tokius šiltus namus, bet kas buvo zacirka, tai tikrai žinom kaip jam. Paskui man dar labai įkrito, gal aš tokia tuštesnė būsiu, negu tie anksčiau pasisakė kolegos, man labai patiko apsakymas Skrybėlaitė. Kada mergaitė, reiškia, lakstydama pušinėlį, pamato, kad atvažiuoja mašina, iš jos išlipa graži ponia, gražia suknelė šilkinė, smulkiai dėlėta, rankoje turi rudos spalvos rankinuką, o su ją išlipa graži mergytė, raudona suknelė su sparneliais ir su Skrybėlaitė. Kas per daiktas ta Skrybėlaitė? Toks stebuklingas daiktas, kuris taip užbūrė tą Danutę, kad grįžus namo mamai nupasakojo, kas ten atvažiavo, kas ten buvo. Jau ir žinoma, kad aš labai norėčiau, sako mama, turėti tokią Skrybėlaitę. O ką reiškia anksčiau? Netgi toks auklėjimas, sakyčiau, eilinių taisyklių gyvenimo buvo skiepijamas jau vaikam ir tokiais eiliniais pavyzdžiais. Močiutė labai ramiai pasako, tu negi kokią meščionką, reikiagi mokėti vaikščioti su Skrybėlaitė, reikia eiti mažai žingsneliais, nežirgliuot, nesidaryti kaip varna į šonus, kad čia, reiškia, ar tu matei ką nors kaime vaikščiant, čia tik pono daktaro Dalindo žmona galbūt vaikšto, tai jau galva iškėlusi. Tai va, tokie mieli ir šilti prisiminimai mane tikrai labai atvedė atgal irgi į tą mūsų kiekvieno turbūt pragyventą linksmą tokį gerą laikotarpį. Ir labai džiugu, kad jums tie prisiminimai tokie šviesus, tokie geri, kad va, ir skaitant uždega. Ačiū. Dabar, kai sustojo didžiosios Panevėžio gamyklos ir iš Pajuostės aerodromo nebekyla sunkiasvoriai kariniai lėktuvai, dešimtmečiais nuodija mūsų priemiesčio kaimą. Ankstų rytą atsikėlus pajunti kepamos duonos kvapą, sklindantį nuo miesto pusės. Kartais, kai būna labai tykus oras, šventadieniais pasigirsta ir Petro Povilo bažnyčios varpai. Tie pojūčiai vėl sugrąžina į vaikystę, kai iš kaimynų namų labai dažnai pasklisdavo kepamos duonos kvapas. Vieną dieną iš vienos, kitą iš kitos pusės. Sunkiais pokario metais ne kiekvienas kiemas turėjo iš ko tą duoną kepti. Dažnas, tik ankstų rytą nunešęs į turgų kelis litrus pieno, užsukdavo į parduotuvę nusipirkti duonos, o prie jos dar reikėjo atstovėti ilgą eilę. Toks buvo įprastas kaimiečių gyvenimas. Kitos išeities neturėdami žmonės stropiai nešė savo kryželį. Vyresnieji gyvenimo užgrūdinti buvo kantrus, o jaunimas visuomet turėjo savo mažų džiaugsmų ir šviesių svajonių. Mūsų artimiausia kaimynė buvo Senutė Grinkevičienė. Seniai palaidojusi vyrą, ji gyveno su sūnumi Vytautu, kuris jau buvo ne koks pusbernis, o tikras kavalierius. Mes,
Vaikai laukdavome, kai šeštadienio vakarą jis pasiims harmoniką, atsisės po beržu ir gros iki sutemų. Kartais keliuku pabėgėdavo arčiau jų namų, kad muzika aiškiau girdėtųsi, kad tik jis dar nenustotų grojęs. Senutė Grinkevičienė buvo labai tvarkinga ir taupi moterėlė, to išmokusi ne iš knygų, o iš gyvenimo. Gerai sutarė su mano tėvais. Dar vaikas buvau, kai mama vieną dieną paliepė nueiti pas juos pasiskolinti duonos. Kaip tai pasiskolinti, nesupratau. Ko jau ko, be duonos prašyti tai tikrai neisiu. Geriau 2 dienas būsiu nevalgiusi. Tu neprašyti duonos eisi, o pasiskolinti, paaiškino mama ir tęsė, kad čia nieko blogo nėra. Esą seniai kaimuose taip priimta. Kai duona nespėja pasikelti arba nėra laiko kada kepti, žmonės nueina pas artimiausius kaimynus juos pasiskolinti. Taip ir Bernotose būdavę. O kai poryt iškepsiu, tada nuneši senutei duoną ir bus skola atiduota. Bėk, vaikeli, nes tėtė toj grįš pietų, kaip aš jūs be duonos pamaitinsiu. Tie jos argumentai mane mažai įtikino, bet matydama jos susirūpinimą, sutelkusi visą drąsą, nubėgau pas kaimynę. Pasibeldžiau į duris ir išklojau jai visą bėdą. Tikėjausi, kad būsiu visai nesuprasta ir tą minutę norėjau skradžiai žemę prasmegti. Bet senoji kaimynė net apsidžiaugė. Gerai, vaikeli, kad atėjai. Pasiramščiuodama lazdutę nuėjo į kamarą ir atnešė kepalą duonos. Mama prašė pusę kepalo, pasakiau. Gerai, vaikeli, atpjausiu pusę. Senutė pakilnojo kepalą. Po to pirštais paspaudinėjo plutą ir nustūmė duoną į šoną. Tada vėl nuėjo į kamarą ir atnešė kitą kepalą. Sprindžiu pamatavo nuo vieno ir kito kepalo galo ir peiliu pasižymėjo kepalo vidurį. 2 žymės įbrėžė ir kepalo šonuose. Patyliukais, kažką likšnekėdama ir čepsėdama lūpomis, ji pavertė kepalą ir ėmė pjauti, vis pasižiūrėdama, kad peilis eitų tiesiai per 3 pažymėtas vietas. Kelis nukrytusius trupinėlius surinko nuo stalo ir įsidėjo į burną. Pakilnojusi abu puskepalius vieną atkišo man. Aš padėkojau ir jau kiek apsiraminusi bėgau namo. Iš tiesų, dabar buvo labai smalsu paragauti Grinkevičienės duonos. Ne tik tai man, bet ir mamai. Kai atsirėkėme ir paragavome, norėjosi ragauti dar ir dar. Tokia skani buvo jos duona. Pusiau plikyta, saldžiarūgštė, iškepta ant ajerų. Vieno to kvapo burna buvo pilna seilių. Kai mama iškepė mūsų duoną, to jau atpjovė puskepalį gerokai didesnį ir liepė nunešti senutei. Dabar jau ėjau be jokios baimės. Radau ją beravinčią daržą. Mane pamačiusi atsistojo, nusiėmė dulkėtą prijuostę ir tarė. Einam, vaikai, gryčią, pažiūrėsim, kągi tu čia man atnešiai. Nusiplovusi rankas pasiėmė peilį ir atsipjovė riekę mūsų duonos. Paskui nuėjo į kamarą ir atsinešė birzelį lašinių. Atsisėdusi ant uslano, patenkintų veidų, ėmė čepsėti lūpomis ir pasakė, jūsų duona skanesnė. Ne, atsakiau, o mums jūsų skanesnė. Senutė nusijuokė ir palingavo galvą. Kaimyno viskas skaniau. Apsivaliusi nuo skolos, su ramia širdimi parbėgau namo ir atraportavau mamai, kad viskas gerai. Po to dar kartą kitą teko skolintis duonos iš kaimynės. Vis taikydavau ten nueiti, kai jos sūnus muzikantas Vytautas dar nebūdavo grįžęs. Mat tas harmonikierius buvo prisirinkęs visokio folkloro ir nepraleisdavo progos jį panaudoti. Drąsiau, kai jo nėra. O tai užsakys, ką nors nežinosi nieką atsakyti. Nesuprasi, ar jis juokauja ar ne. Toks tada atrodė man tas Vytautas. Bet kaip gražiai kaimo susiėjimuose jis pagrodavo ir padainuodavo su mano tėte. Seniai nebėra senutės Grinkevičienės, nebėra ir sūnaus Vytauto. Liko tik senutė jos Marti, Vytauto žmona. Retkarčiais ją aplankau. Kai einu į tą kiemą, rodos ir vėl pajuntu gardžios naminės duonos kvapą.
Kambaryje savo vietoje tebestovi Vytauto harmonika. Jis atgrojo daugybę kaimo pasilinksminimų ir mūsų mokyklos švenčių. Gerai dar, kad su kaimynu Vytautu teko įsišnekėti dabar, kai jau mes abu sulaukėme solidaus amžiaus. Aš prisiminiau jo mamos skanę duoną. Jisai man mano tėtė, kuris jį paauglį išmokė suarti tiesias vagas. Tai kiekgi tau dabar jau metų, jei ne paslaptis, paklausė jis. Jokios paslapties. Man jau 50, atsakiau, o man 70, atsakė jis ir padaręs pauzę pridėjo. Greitai dienos bėg, greitai metai plauk, greitai mes suvysim, kaip žolala lauk. Jau tai kaip kokį diplominio darbo gynimą ir labai bijojau. Galvoju, kaip čia dabar priims, kaip čia, kažkaip labai jaudinausi iš tikrųjų, jau iš anksto, ne tik šiandien. O kaip kilo parašyti, žinot, visada aš buvau kažkiek tai literatė, kažkiek tai fotografė, sakykim. Ir matyt, atėjo toksai laikas, kai žmogus, susidaro tokios aplinkybės. Ateina toks amžius, kai pajunti, kad jau kažkaip mažėja giminė visa, mažėja visi bernotiečiai, kurių šeima buvo tokia didelė, jau neliko nieko. Neliko ir mano tėvų, ir liko kažkokia labai didelė tuštuma. Kažkokia, pajutai žmogus, kad ten dar galėdavai nueiti, o dabar jau ten tuštė, ten nieko nebėra. Pareini į savo gimtus namus, taip pat niekas nebepasitinka, tuštė. Ir pradėjau kažkaip tai galvoti. Nejaugi tai, ką aš esu girdėjus iš savo tėvų, ką esu girdėjus iš savo dėdžių, ten visokių giminaičių, nejaugi tas viskas nueis į kapus ir niekas nepaskaitys, niekas nieko nežinos. Ir kažkaip aš pradėjau rašyti pirmiausiai apie senelius, jų istoriją. Parašiau kažkiek tai ir galvoju, padalinsiu savo giminėm. Padalinsiu, kad jie visi turėtų, jaunimas, kad turėtų. Ir tokį atspausdinau tokius, ant paprasto rašomo popieriaus ir išdalinau visiems. Bet paskui kažkaip taip pradėjau rašyti apie savo paežerį, kur man iš tikrųjų pats brangiausias, nors tas ežerėlis, gal kitų ir bala vadinamas, su tuo tokio specifinio kvapu dumblo, bet jis man labai mielas. Ir mielas, aišku, visiems paežeriečiam, kurie ten gyvena. Ir aš pradėjau rašyti apie savo kaimą, tiesiog apie žmonės. Apie eilinius paprastus žmonės, man brangius, tai, kas įkrita man į širdį, iš vaikystės. Ir galvoju, kad mesgi kiekvienas neamžini. Galvoju, jeigu parašysiu, gal dar paskaitys kas nors, ir iš vyresnių, gal paskaitys iš jaunimas, gal giminaičiai mano, dar kurie yra nedideli, maži, kada nors paskaitys, jiem gal dabar neįdomu, jiem per sunku dar kitiem suprasti visą šitą, bet vis tiek gal kada nors paskaitys. Taip kaip, sakykime, aš paskaitydavau savo dėdės iš Bernotų tokius 2 sąsiuvinius. Ten nebuvo nieko jo paties, ten buvo tik ištraukos iš kokių nors tai perskaitytų jo knygų, kur jam patiko. Ten buvo surašyta žmonių dainos, tada nesakydavo liaudės dainos, žmonių dainas. Kitos dainos, jeigu jis nežinodavo, tai parašo keletą posmų, o paskutinį nebežino, tai tada prirašo. Aš tos dainos iki galo nežinojau, tai aš pabaigą pats prikūriau, bet gal čia ir ne taip. Ir tai jau man buvo labai įdomu, nes jis parašė kažką nuo savęs. Bet tai aš galvoju, jeigu aš rašysiu, tai aš kokiu nors ištraukų iš knygų nerašysiu, bet aš parašysiu grynai nuo savęs. Tai tada galbūt kitiem kažkada bus paskaityti įdomu. Ir taip ir parašiau. Ir tie žmonės tikrai visi nesitikėjo, tie paprasti žmonės, jų nebėra. Ir mano tėvai tikrai nesitikėjo, kad aš apie juos parašysiu. Ir aš dabar gailiuosi, kai jie sunkiai sirgo. Reikia žmonėm, kai žmogus sunkiai serga, kažką tai žadėti. Aš dabar tik supratau. Vat jie serga ir atrodo, jie patys jaučia jau savo mirtį.
Ir jie galvoja, jie taip išnyks be pėdsako. Bet kai aš dabar pagalvoju, nors aš tada negalvoju dar rašyti, bet jeigu aš būčiau jiem pasakius, aš apie jūs parašysiu. Aš apie jūs vis tiek parašysiu. Jūs gyvenimas neapdovanoja kažkuo, jūs neturėjot jokių ten apdovanojimų, jokių nieko, jūs sunkiai visą gyvenimą dirbat, aukojotės dėl vaikų. Ir kad aš būčiau jiem tai pasakius, mama, aš apie tave parašysiu, tėtė, aš apie tave parašysiu. Ir kurie esat jaunesni, galbūt aš tokį patarimą pasakyčiau. Reikia žmogui, kuris yra tokio jau beviltiškai padėti, kažką gero žadėti. Tegul ir nepadarysi, tegul, sakykime, bet vis tiek pažadėti, jam bus geriau, jis pasijaus, kad jis ne visiškai išeis iš šio pasaulio, kad jis kažkas apie jį prisimins daugiau. Nu, taip, aišku, yra žmonių, kurie galbūt ir nenori to. Tie žmonės, apie kuriuos aš rašiau, jie tikrai nenorėjo viešumos jokios. Nenorėjo galbūt, kad ir jų vardai būtų paminėti, ar ten kokia va mano tėvelių ten nuotrauka įdėta. Jie net nesusapnavo šito ir galbūt nelabai norėjo, kad čia kažkas matytų juos, kad čia kaip, nes buvo labai tokie žmonės, kaip ir visi lietuviai senieji. Kuklus. Bet aš galvoju, nu, reikia įdėti jų nuotrauką. Paprastų tų mano tėvelių nuotrauką, kurie, kaip pasakyti, buvo paprasti, bet jie nebuvo prasti. Jie tikrai nebuvo prasti. Ir jeigu gyvenimas būtų buvęs kitoks, jeigu būtų sąlygos buvę, tai aš tikrai tikiu, kad mano tėvelis būtų buvęs koks nors, nu kas ne kas, bet istorijos mokytojas gal, nes jis to domėjosi. Ir folklorų labai domėjęs, jis dainuot mėgėjas buvo, jisai kokios kaimas ojimas, jis buvo siela, vat. Laukdavo jo, kada ateis Montvilas, tai prasidės dainos. Nu tai vat, žodžiu, taip galvodama aš ir tą knygutę parašiau, įdėjau, jūs tikėsite, nepatikėsite, bet aš įdėjau savo širdį į ją. Kiek sugebėjau, tiek stengiausi parašyti gražiai, meniškai, suprantamai žmonėm, nes žinojau, kad skaitys mano jau tie pagyvenę giminaičiai. Dar paskaitė jie, kai kurie jų paskaitė, man paskambino, paverkė, bet jau jų nebėra, jau jų gaila nebėra, suspėjo paskaityti. Labai gaila, kad kiti nesuspėjo paskaityti iš mūsų tos plačios giminės. Nu, bet ką, gal paskaitys dar jaunimas, dar atžalos, kada nors susidomės, gal paskaitys, aš tikiu. Ir kiekvienam žmogui, pasakysiu, yra svarbi kūryba, jeigu jis kokią tą kūrybą turi. Jam iš tikrųjų, nemeluosiu, jinai yra svarbi, jeigu jis kažką kūrė, jam labai yra svarbi. Bet labai svarbu yra ir ją pasidalinti su kitais žmonėmis. Kad ne jį, ta knygutė mano stalčiui gulėtų, bet kad paskaitytų mano brangus giminės, mano žemiečiai, panevėžiečiai, senamiestiečiai. Nu visi, kurie tos kraštus maždaug žino. Nes kai važiuoja čia to plentų, taigi pravažiuoja ežeriuką tą, kur bala kartais vadina. Nu, bet čia mano gimtinė yra, čia mes visi iš tikrųjų labai netoli. Ir Senamiesčio gatvę labiausiai iš visų Panevėžio pažįstu. Nes mes eidavom pėsčiom iš Paežerio kaimo, eidavom pėsčiom į turgų su mama, eidavom pėsčiom į Raudoną bažnyčią. Ir aš net dabar tik nelabai žinau, bet aš tada net žinojau, prie kokio namo, kokios spalvos alyva žydi. Tik dabar jau nebelabai žinau, bet vis tiek tą gatvę labiausiai iš viso Panevėžio pažįstu, nes labai dažnai ją tenka pravažiuoti. Gal ką ir nepasakiau, bet aš labai dėkoju Liudvikai Knizikevičienei visų pirma. Labai ačiū, kad jūs man skambinote, kad jūs viską suorganizavote čia. Ačiū jums labai iš viso, kad jūs skleidžiat va tokią šviesą savo mieste. Tikrai nuoširdus jums ačiū. Ačiū aktoriui, kuris taip gražiai paskaitė mano kūrinėlius. Aš net neįsivaizdavau, kad
kai jūs skaitot, jie daug gražesni negu kad aš pati skaitau. Iš tikrųjų. Ir mes aktorium visi aiškinom, kad mes abu antrą vidurinę baigiam ir tik per vieną klasę buvom. Metus. Tik per metus buvom, nes aš aktorių taip iš veido gerai visą laiką prisimenu. Ir nebežinau, ką daugiau pasakyti. Ačiū labai visiems, kurie atėjote. Ačiū, kad pabuvote kartu čia ir su mumis visais. Ir labai visiems ačiū. Ačiū, kas neskaitėte, paskaitykite mano knygutę. Ačiū labai. Tada ką, jau jeigu pradėšim dėkoti, tai iš tikrųjų mes irgi labai dėkojam jums už tai, ką nuo savęs parašėt, kaip jūs sakot, labai gražiai ir nuoširdžiai. Na ir tikrai kviečiu visus susipažinti, kam dar įdomu va ta su knygele. Labai ačiū. Ačiū jums labai. Aš irgi noriu padėkoti visiems už be galo šiltą, labai jautrų vakarą. Ačiū visiems, kas buvo šiandien su mumis. Na, aišku, labiausiai noriu padėkoti autoriai už tokius jautrius jos prisiminimus, kurie, manau, ne vieną nukėlė ir į savo vaikystę, jaunystę, kur ne vienas galėjo atrasti, atpažinti ir savo panašius išgyvenimus. Labai nuoširdžiai dėkoju Jums už tas vertybės, kurios daugeliui jaunų žmonių turbūt dabar būtų jau sunkiai ir atpažįstamos. Na ir kadangi aš manau, kad ponia Danutė ne tik rašo, bet ir skaito, dovanoju kuklų suvenyrą nuo mūsų bibliotekas. Na, o dabar turbūt visi norintys galite įsigyti autorės knygelę. Ir autografą.